Kiek pajudinam pečius, kaklą, galvą. Sėdmenis gerai įžeminam. Ir pradėsim nuo įsižeminimo meditacijos, įsikūnijimo meditacijos. Užsimerkiam. Kvėpavimo ir dėmesio pagalba vis labiau atsitraukiam nuo išorės garsų ir leidžiamės į savo vidinę erdvę, į kūno pajautimą per dėmesio išlaikymą kūne pojūčiuose ir su kvėpavimo pagalba. Ir po truputėlį nuo viršaus leidžiamės žemyn, iš minčių lygio į kūno pajautimą, į subtilius pojūčius. Ir kiekvienas išorės garsas, kiekviena mintis mes nuo jos atsispiriam ir dar labiau einam į vidų, į save. Ir leidžiam savo iš vidaus lyg pajausti, pamatyti, kokią dalį erdvės užima mūsų galva, kurioje erdvės vietoje šiandien yra mūsų galva, taip kaip jaučiasi iš vidaus, kokios jinai formos. Mūsų kūnas per vaizdinius labai daug pasako apie tai, kas mumyse vyksta. Galbūt net kažkokia tai kaip medžiaga, iš kokios medžiagos šiandien galva mūsų sudaryti. Jinai gali būti lengva kaip pūkas, gali būti kieta kaip akmuo ir sunki. Leidžiam savo pajausti savo kaklą. Kaip šiandien erdvėje jaučiasi mūsų kaklas, į ką jisai panašus. Pečiai. Leidžiam savo pajausti savo pečius. Būnam dėmesio pečiuose, leidžiam kūnui kalbėti. Mes tiesiog bandom išlaikyti dėmesį, ramų dėmesį. Nieko netaisant, nieko nenorint, tiesiog leidžiam būti, leidžiam pasireikšti, leidžiam iškilti. Nuo pečių einam į rankas. Pabūnam dėmesį savo krūtinės ląstoj, pajaučiam erdvę krūtinės ląstoje ir aplink krūtinę. Leidžiamės žemyn į pilvą.
Leidžiam savo pajausti pilną. Apatinio nugarą. Kaip erdvėje šiandieną patiriam savo apatinę nugarą. Į ką jinai šiandien panaši per mūsų pojūčius. Iš kokios faktūros, iš kokios medžiagos. Kokio dydžio. Kokios formos. Santykėje su pilvu, su krūtinės ląsta. Taip pat pajaučiam savo stuburą. Per pojūčius, per vidinius vaizdinius. Koks šiandieną yra mūsų stuburas. Kaip jį jaučiam, kaip jį išgyvenam, kaip jį šiandieną patiriam. Leidžiamės žemyn iki klubų. Būnam dėmesio klubuose, pajaučiam juos. Pajaučiam erdvę klubų viduje ir aplink klubus. Tiesiog leidžiam savo tyliai, ramiai įsiklausyti į klubų zoną. Pajaučiam sėdimuosius kaulus. Kaip jie remiasi į žemę. Pabūnam savo dėmesio ir pojūčiais sėdimuosiuose kauluose. Galbūt iš klubų ir sėdimųjų kaulų formuojasi kažkoks vaizdinys viduje. Įsiklausom, pabūnam, leidžiam viskam būti be jokio vertinimo. Tiesiog stebim, būnam stebėtojais. Ir tais, kurie patiria. Dėmesį pereinam į kojas. Pajaučiam savo kelius. Blauzdas. Pėdas. Pabūnam dėmesio apatinį kūno dalyje.
Ir dabar pabūnam tiesiog visame savo kūne. Pajaučiam visą savo kūną. Leidžiam kaip vientisą paveikslą jį patirti, matyti, jausti. Leidžiam savo patirti aplinką aplink savo kūną. Galbūt pajausti, koks oras aplink jūs. Ne tas realus, bet tas vidinis oras. Vidinis realus jūsų oras šiandien, šią akimirką dabar. Leidžiam savo giliau įkvėpti ir iškvėpti. Kūną švelniai atsipalaiduojam. Dar kartą įkvepiam. Iškvepiam. Pabūnam savo kvėpavimą, kvėpavimo pojūtį. Leidžiam savo tiesiog giliau įkvėpti, be didelių pastangų, švelniai. Ir iškvėpti. Tiesiog jaučiam savo kvėpavimo tėkmę. Jaučiam, kaip lengvai ar sunkiai šiandien kvėpuojas, kas kvėpavime atkreipia jūsų dėmesį. Kuri kūno dalis kvėpuoja. Ir dar kartą įkvepiam. Iškvepiam. Atsimerkiam. Kai mes būnam dėmesio savo kūne, pojūčiuose ir leidžiam tiesiog iš atsipalaidavimo, iš pojūčių gausos kilti vaizdiniam, tai labai dažnai tiesiog leidžia mums geriau pajusti mus pačius. Kokioj nuotaikoj, kokiam vidiniam būsenoj esam čia ir dabar. Ir kas mums svarbu. Ir dabar su įkvėpimu per nosį, pakeliant pečius prie ausų, su iškvėpimu per burną numetam. Giliai, giliai įkvepiam. Ir visiškai iki galo iškvepiam. Ir gerai, gerai pritraukiam pečius prie ausų.
Dar kartą. Ištiesina rankas į šalis, nykščius į vidų ir suspaudžiam kumščius. Visais 4 pirštais apkabinam nykštį. Ir dabar sukam vien tik tai kumščius per riešus. Stipriai, maksimaliai. Per alkūnės rankos tiesios. Išjaučiam visas sausgyslės, visus mažus raumenukus esančius ties mūsų riešais. Į kitą pusę. O dabar lyg turėtumėm, paimtumėm į rankas 2 didelius samčius ir 2 didelius puodus košės maišytumėm. Juda rankos ir per riešus, ir per alkūnę. Apmaišom košę. Ir košė tokia tiršta. Su tam tikru pasipriešinimu. Atpalaiduojam, nuleidžiam. Ir dabar pečiai juda greitai. Ir baigia. Dabar darysim tokį judesį. Vėl sugniaužiam kumščius ir judinsim rankas pakaitom. Viena ranka eina į priekį, kita eina atgal. Bet kai atgal eina, alkūnę pakankamai toli patraukiam. Ir mes keisim rankas, smūgiuosim, lyg į kriaušę smūgiuotumėm. Ir kvėpuosim, derinsim kvėpavimą, kad jisai pavirstų ugniniu kvėpavimu. Mums svarbu gerai išjudinti pečių zoną, krūtinės ląstos zoną. Pasiruošiam. Pradedam.
Atpalidām rankas. Dėmesį pabūnam kūne, pajaučiam pečių juostą, rankas, kvėpavimą. Nulenkiam galvą žemyn. Ir šiek tiek pabūnam, pakvėpuojam. Leidžiam gerai išilgėti nugariniams kaklo raumenims. Ir labai iš lėto sukam galvą į kairę pusę. Lyg suktumėm apskritimą. Bet labai iš lėto judam link kairio peties. Ir stebim kiekvieną mikroraumenuką. Šitoj pusėj, kur ilgėja, šitoj pusėj, kur lenkėsi. Ir pabūnam, palaikom galvą dabar nuleistą link kairio peties. Iš lėto judam atgal. Ir pabūnam atlenkę galvą atgal. Iš lėto judam į dešinę šoną, link dešinio peties. Stebim visus raumenukus, būnam visose pojūčiuose. Palaikom galvą ant dešinio peties nulenkti. Tiek, kiek nusilenkia, tiek, kiek išsitempia. Ir bandom nekelti dešinio peties į viršų. Iš lėto judam vėl žemyn. Ir iš lėto pakeliam galvą. Dabar darysim judesį. Suksim galvą į dešinį šoną ir į kairį šoną. Bet iš lėto ir bandom maksimaliai tiek, kiek išeina. Tik tai bandom nenusisukti kaklo. Patempam. Patempiam į vieną šoną, patempiam į kitą šoną. Grįžtam į centrą. Ir dabar bandom su smakru, smakrą nuvesti tolyn nuo savęs. Lyg norėtumėm kažką su smakru užkabinti. Ir dabar toks judesys, lyg norėtumėm tai, ką užkabinom, įdėti kaklo galvutį. Labai gerai priartinant smakrą, padarant pagurkštį.
Ir dar vieną kartą. Gerai. Ištiesinam rankas į priekį. Su įkvėpimu mes stipriai išplėsim pirštus ir ištempsim delną, sušilpinsim rankas, pečiai nuleisti, nugara tiesi. Su iškvėpimu suspausim nykščius. Su įkvėpimu mes lyg pasiemam iš erdvės energiją, su iškvėpimu įdedam ją į save, pasisavinam tą energiją. Ir kvėpuojam aktyviai. Tai irgi bus ugninis kvėpavimas, bet toks lėtesnis. Įkvėpiam, iškvėpiam. Kai kvėpuoju, kvėpuoju ilgu. Giliai įkvepiam. Sulaikom kvėpavimą, stipriai suspaudžiam kumščius, suimam visus kūno raumenis, taip stipriai, kaip tik tai išeina. Ilginam stuburą, suimam tarpetę, laikom, taip ilgai, kaip išeina. Atpalaiduojam rankas ir pabūnam dėmesį savo pojūčiuose viduje, bandydami pajusti kuo daugiau subtilių pojūčių, leidžiant jiems būti, pasklisti, pasiskirstyti po visą kūną. Iškečiam kojas plačiai, keliai ilgą laiką buvo sulenkti, švelniai atsargiai. Pasistumiam šiek tiek iš už nugaros, pabandom dar labiau atsiverti. Ir kojas aktyvios, kulnai skiriamės į grindis, maudžiam kulnus į grindis ir stumam nuo savęs
pagalvėlę po didžiuoju pirštu. Labai švelniai. Labai švelniai. Pradedam judėti. Ir giliai kvėpuojam. Būnam dėmesingi savo kvėpavime ir tuose raumenukuose, kurie tempiasi ilgėja. Tai gali būti vidiniai šlaunų raumenys, nugariniai kojų raumenys, ties liemenį. Labai plastiškai, gracingai. Ir nusilenkimą gilinam tik tada, kai pajaučiam, kad kūnas leidžia, kad jisai atsivėrė, kad jisai suprato, kad mes jo neprievartausim. Elgsimės švelniai, rūpestingai, dėmesingai. Ir labai giliai kvėpuojam. Klausome savo vidinio ritmo ir judam taip, kaip šiandien kūnui norisi. Gali būti, kad vieniems norės labai išlieka, labai ramiai, o kiti galbūt norės greitai, intensyviai. Klausykitės. Leiskit kūnui jūs vesti. Paskutiniai 2 kartai. Pabandom dar šiek tiek atsiverti. Ištraukiam sėdmenis iš po savęs. Sudedam rankas, suneriam pirštus ir dabar lyg maltumėm girnas. Judėsim maksimalia amplitude. Į priekį, į šoną, atgal. Į vieną šoną atgal, į kitą šoną.
ir į kitą pusę. Dar 2 ratukai. Atpalaidom rankas, pasitaisom sėdmenis. Galbūt dar milimetrą pavyks atsiverti. Dedam dešinę ranką arba per vidurį, arba ant kairės šlaunies. Keliam kairę ranką aukštyn ir gerai išilginam visą kairį šoną. Ir tada ilgėdami lenkiamės žemyn į dešinį šoną. Dešinę alkūnę galim padėti prieki šlaunies. Ir jos pagalba padedam atsukti kairį petį atgal. Kvėpuojam. Turim pajausti tempimą apatinėje šono dalyje. Jeigu netempia, vadinasi, pernelyg petys į priekį. Atgal. Grįžtam atgal. Pasitaisom sėdmenis. Keliam dešinę ranką aukštyn. Išilginam dešinį šoną. Pasitempiam link klubų. Ir neskubėdami lenkiamės į kairį šoną. Dešinį petį atgal. Grįžtam atgal. Susirenkam kojas. Apsikabinam. Ištiesinam kojas į priekį. Padedam rankas šiek tiek už nugaros, taip kaip jums patogu ir vieną ir kitą pusę. Mes kelsim, kiek išeina tiesias kojas. Link kaktos su iškvėpimu. Ir su iškvėpimu įtraukinėsim bambą į vidų. Ir lyg tą iškvėpimo jėgą padedam kojas pakelti. Pasirašam.
nedarom šito pratimo, jeigu yra menstruacijų ciklas. Pasirašam, įkvepiam, su iškvėpimu keliam. Paskutinį kartą. Ištraukiam sėdmenis iš po savęs. Pasiimam tą, kur šiandieną pasiekiam. Ir pabandom su įkvėpimo pagalba išilgėt. Su iškvėpimo pagalba šiek tiek nusilenkt žemiau. Net jeigu tai judesys milimetrinis. Ir kai maksimaliai jau išilgėjom, atpalaiduojam rankas, viršutinę kūno dalį ir tiesiog giliai kvėpuojam. Atpalaiduojam rankas. Rankų pagalba švelniai pasikeliam. Ir kaupiamės ant kelių. Mums reikės skersai kilimėlį. Ir pabandom kelius išskleisti kuo plačiau, kiek išeina. Ir pėdas sudedam taip, kad vidinė pėdų pusė remtųsi į grindis. Ir būtų statmena blauzdom. Matas. Ir mes leisimės ant alkūnių, sunersim pirštus, padėsim rankas ant grindų ir su įkvėpimu mes eisim į priekį, leisim dubenį kiek išeina žemyn, su iškvėpimu eisim atgal, kiek išeina stumdami sėdmenis atgal, tolyn. Stebėkit savo klubo sąnarius kirkšnies ir savo galimybių ribose.
Pas ką yra bėdos su keliais, pasidėkit paminkštinimus po keliais. Pasirašom. Įkvepiam, einam į priekį. Iškvepiam, einam atgal. Jeigu reikia, galite pabūti kelis įkvėpimus, iškvėpimus. Stebėkit savo kūną. Kvėpuojam giliai. Dar vieną kartą. Pasikeliam ant delnų, svorį pernešam ant rankų, suglaudžiam pėdas, nusileidžiam žemyn. Kojų pirštai, didieji kojų pirštai suglausti, keliai plačiai. Pasitaisom, jeigu reikia. Neleidžiam kūnų žemyn. Atveriam krūtinės ląstą. Šiek tiek pajudinam kūnus. Vieną į viršų, kitą žemyn. Vieną į viršų, kitą žemyn. Mes dirbam su tokia jautria zona. Svarbu giliai kvėpuoti. Šitose zonose klubų, kirkšmų zonoje glūdi visas mūsų pažeidžiamumas. Kai žmonės pernelyg arti mūsų priartėja, mes juos prisileidžiam, norėdami gilaus ryšio. Pas juos atsiranda tokia galimybė, dovana. Spaudyti mūsų slapčiausius mygtukus, iškelti mūsų didžiausias traumas, didžiausius pažeidimus, didžiausius sužeidimus. Ir labai dažnai, net patys to nepastebėdami, nesuvokdami, mes jau priartėję prie tų tokių jautrių zonų, pradedam gintis per pyktį. Ir jeigu atidžiau pažiūrėtumėm, kas glūdi už pykčio, tai būtų didžiulė baimė. Kaip ir šunys, ar ne? Puola tada dažniausiai, kai bijo, kai yra užspausti, kai jaučia, kad yra grėsmė. Taip ir mes.
Ir didinant savo sąmoningumą mes galim pradėti matyti, kad realiai pykstam todėl, kad priėjo per arti, kad per arti mūsų to viso jautrumo, pažeidžiamumo. Ir kai esam sąmoningi, mes galim tada pasirinkti ir stebėti ir prisileisti žmogų arčiau. Ar sąmoningai pasakyti, stop, jau tai per arti. Be agresijos, be pykčio. Padedam rankas pirštais į save, ištempiam gerai štai šitą rankų dalį, išilginam stuburą, krūtinės ląstą paduodam labiau į priekį, mintis bandom suvesti kiek išeina arčiau viena kitos, iškišim liežuvį taip toli barzdos kiek išeina, žvilgsnį koncentruosim į tašką tarp antakių ir kvėpuosim ugniniu kvėpavimu. Atpalaiduojam liežuvį, giliai įkvepiam, sulaikom kvėpavimą, suimam karpetę ir keliam ją aukštyn stuburu iki pat viršugalvio. Sulaikom dėmesį viršugalvėje. Iškvepiam, atpalaiduojam. Atsargiai perkeičiam rankas, pernešam svorį ant rankų ir labai švelniai suartinam kelius, atsisėdam į mokinio poziciją, delnus atverčiam į viršų ir akimirką pabūnam pojūčiuose, stebim vidinę erdvę. Gulomės ant pilvo.
Padedam rankas šalia kūno, pasukam galvą į kurį nors šoną. Ir dabar mes kelsim tiesią dešinę koją, taip aukštai, kaip tik tai išeina. Susikaupiam, pasiruošiam, keliam. Laikom. Kvėpuojam. Atpalaiduojam. Perkeičiam galvą, persukam į kitą pusę. Keliam kairę koją. Kiek išeina tiesią ir kiek išeina aukštai. Leidžiam žemyn. Ir dabar pakišam delnus po kaktikauliu. Sudedam delną į delną. Galvą dedam ant smakro arba ant kaktos. Ir kelsim abi tiesias kojas taip aukštai, kaip šiandieną išeina. Susikaupiam, keliam. Atpalaiduojam, ištraukiam rankas, pasidedam po galvą ir pavizginam uodegą. Iš pradžių švelniai, lėtai. O tada tiesiog pajaučiam, kokio ritmo, kokios amplitudės kūnui reikia, kad atpalaiduota apatinė nugara. Baigiam. Padedam rankas delnais pirštais į save. Ir tokioj pozicijai rankų pagalba bandom ištraukti kūną iš kryžkaulio, stuburą iš kryžkaulio. Ir lyg patolinti šonkaulius nuo savęs, tik norėtumėm ant toliau šonkauliais užsikabinti už grindų. Padarom apatinę nugarą labai ilgą. Ir kai gerai išilginom, leidžiam žemyn, rankas šalia kūno. Ir dabar pečius atraikom atgal ir ištempiam rankas tolyn nuo savęs. Keliamės, laikomės, kvėpuojam. Ir šiek tiek pakeliam pėdas nuo grindų.
Atsipalaiduojam. Vėl švelniai pavėsinam modelį. Ir dar kartelį išilginam stuburą. Bandom šonkaulius kuo toliau užkabint. Kai maksimaliai išilgėjom, leidžiame žemyn, pravedam ranką šalia kūno ir dabar įremiam delnais į kilimėlį, į grindis. Atraikom pečius atgal ir pratempiam rankas. Kelias. Leidžiame žemyn ir vėl atpalaiduojam kryžkaulio zoną. Kvėpiam. Dedam rankas prie krūtinės ląstos. Svarbu, kad pirštai neužeitų už pečių. Dedam galvą ant smakro ir gerai išilginam kaklą. Alkūnes prispausim prie kūno, pečius atlaikysim atgal. Ir dabar keliais artėsim link krūtinės, bet krūtinės nepakelt nuo grindų. Mūsų apatinė nugara išsiries, sėdmenys kils aukštyn. Atsargiai tiem, pas ką įtampa apatinėje nugaroj, darot kiek galit. Kai prieinat savo maksimumą, tiesiog kvėpuojat. Leidžiame žemyn. Atpalaiduojam kryžkaulę, atpalaiduojam rankas. Štai asanai labai gerai išilginamas, ištempiamas stuburas. Bet darykit taip, kad nepažįstumėt, nepakenktumėt. Dėmesingai. Jokių aštrių skausmų neturi būti. Dar vieną kartą pakartojam. Rankos prie krūtinės, alkūnės stipriai prispaustos prie kūno, smakras ant grindų, kaklas ilgas ir keliai per tiek. Keliam sėdmenį. Laikomės, kvėpuojam. Leidžiame žemyn. Atpalaiduojam.
Rankos šalia kūno, galva į kurią nors pusę. Dedam delnus prie krūtinės, tada tiesiog kylam aukštyn, švelniai atsispiriam rankom, labai iš lėto keliam sėdimuosius kaulus ir kūnus aukštyn. Ir lygiai taip pat dėmesingai leidžiamės į kūdikio pozą, stebim apatinę nugarą, labai lengvai, labai lėtai, švelniai. Nuleidžiam sėdmenis ant kulnų. Dedam galvą ant grindų, rankas šalia kūno ir tiesiog pakvėpuojam. Atpalaiduojam kryžkulę, apatinę nugarą, viršutinę nugarą, pečius. Jeigu jums norisi, gali palinguoti į šalis, kad labiau atpalaiduotų nugarą. Ir pagal savo galimybes. Arba rankų pagalba pasikeliam, arba tiesiog slankstelis po slankstelio. Išsivyniojam. Vaikas kažkur ištirpo. Padarysim 5 minučių saktyje. Pasirašam viską, ko reikės šavasanai, kad daug nesiblaškyt. 5 minučių satkryje. Satkryje pagrindė dirba su pirmom 3 čakrom, kuriuose daugiausia glūdi įvairių mūsų pasąmoninių įsitikinimų ir traumų patirtų, kai mūsų mama mūsų laukėsi gimdymo metu ir pirmaisiais 7 metais. Ir dažniausiai būtent tuo metu patirtos traumos eina giliausiai mūsų pasąmonę ir įtakoja mūsų šiandieninius pasirinkimus, šiandieninės mūsų būsenas. Šita kryja, jinai dirba būtent su tuo. Įmanoma, kad po kryjos suaštrėja emocijos, iškyla emocijos. Leidžiam tam būt, kas tai bebūtų, baimė, nerimas, pyktis, neapykantas, skausmas. Ieškom būdų, kaip geriausiai, švelniausiai su tuo susitvarkyti. Galima išrašyti, sudeginti, paleisti, galima iškalbėti, jeigu yra, kas gali jūsų klausytis be komentarų ir be vertinimų. Galima didinti ryšį su žeme, eiti pasivaikščioti, dirbti žemės darbus, dabar labai gerai sėti, sodinti, kapstytis žemėje. Įsižeminimo meditacijos, kurias mes darome. Kvėpavimo pratimai, kurios darome. Iškvėpuoti tas emocijas. Bet
Niekas nesukyla to, ko nėra. Sukyla tai, kas yra, ir tai yra pagalba iškeliant visą tai į sąmonės lygmenį, kad mes galėtumėm susitvarkyti ir paleisti iš savo kūno proto sistemos. Mes sėdėsim mokinio pozicijoje. Jeigu jums šita pozicija sudėtinga, galite sėdėti sukryžiuotom kojom arba pasinaudoti visom pagalbos priemonėm. Svarbu neišriesti apatinės nugaros, kad nebūtų čia tokio išlinkimo didelio. Uodega į save, kad stuburas toje vietoje būtų tiesiai. Taip pat svarbi galvos pozicija, kad kaklas neužsilenktų, kaklas išilgintas, pakeliam save už pakaušą ir smakras šiek tiek į kaklo duobutę. Tai svarbu tam, kad mes dirbsim su pirmom trim čakrom, stimuliuosim kvėpavimo ir pilvo judesių pagalba. Ir energija kils stuburu aukštyn. Jeigu stuburas yra kažkur sulinkęs, energija negali pereiti iki mūsų smegenų. Rankas laikysim tokioje pozicijoje, suneriam visus pirštus ir smilių ištiesinam, suglaudžiam smilius. Ir dabar pažiūrim, kuris nykštys viršuje. Pas moteris turi būti kairys nykštys viršuje, pas vyrus dešinys nykštys. Tai perkryžiuojam, pasitaisom taip, kaip turi būti. Kelsim rankas į viršų. Apraše kryjas pasakyta, kad žastai turėtų spausti ausis. Bet jūs žiūrėkit, jeigu pernelyg didelė įtampa ir jinai neleidžia jums tinkamai atlikti kryjas, tiesiog tempkit rankas į viršų. Kas daug svarbiau, kad alkūnės nesilenktų, o būtų tiesios. Dėmesį laikysim galvos centre. Sakysim mantrą sat nam, su sat įtrauksim pilvą į vidų ir suimsim tarpvietę. Jeigu kartu nesigauna, tai dėmesys į pilvo įtempimą. Kvėpavimas turės susireguliuoti savaime. Sat nam, sat nam, sat nam, sat nam. Pasirašam. Kai baigsim 5 minutės, mes įkvėpsim iš pirmos čakros, iš uodegikaulio įkvėpsim ir lyg keltumėm tam tikrą svorį stuburo aukštyn iki viršugalvio ir iki smilių susikirtimo vietos. Laikysim suimtą tarpvietę ir dėmesį pirštų galiukuose. Iškvėpsim, paleisim. Taip 2 kartus, o 3 kartą įkvėpsim, iškvėpsim. Ir iškvietę įtrauksim tarpvietę, įtrauksim audianą bandą, kilsim aukštyn, išlaikysim dėmesį pirštų galiukuose. Pakartosiu, kai prieisim. Pasirašam, tinkamai sukryžiuojam pirštus, keliam rankas į viršų, alkūnės tiesios, dėmesys kaktos centre, galvos centre, nugara tiesi, stuburas tiesus. Ir pradedam. Sat, na, 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 sat, na. Sat, na, 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 sat, na. Sat, na, 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 sat, na. Sat, na, sat, na, sat, na,
na, sa, 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 na. Įkvepiam iš tarpvietės, sulaikom kvėpavimą, keliam energiją aukštyn iki viršugalvio, iki smiliaus, sulaikom dėmesį smiliuose, laikom kvėpavimą, laikom tarpvietę. Dar kartą. Įkvepiam, iškvepiam, suimam tarpvietę, bambą, ilginam stuburą, keliam energiją iki smilių. Atpalaiduojam rankas, padedam delnais į viršų. Akimirką suvokiam pojūčius, pabūnam juose.
Išlaikydami dėmesį vidinėje erdvėje, guldam kūną ant nugaros, visiškai jį atpalaiduojam. Apatinė nugara šiandien patyrė nemažą apkrovą. Gerai išguldykite apatinę nugarą, pažiūrėkit, kad jai būtų šilta. Galit pasidėti po keliais pagalvėlės ir dekučius, kad geriau atsipalaiduotų dubens zona. Per kelis atodūsius paleidžiam įtampos likučius iš kūno. Jeigu jaučiat kažkurioje kūno dalyje įtampą, galit giliai įkvėpti būtent į tą kūno dalį ir su atodūsiu, su giliu iškvėpimu paleisti bet kokią įtampą. Įsitikinkit, kad jūsų kirkšnis, kojos atpalaiduotos. Mentys gerai išguldytos ant grindų. Pajudinkit pečius, kaklą, galvą, išilginkit stuburą. Leiskit savo giliai padūsauti. Tiek, kiek jūsų kūnui reikia, kad jisai galėtų maksimaliai atsipalaiduoti. Nukreipkite dėmesį į kūną ir grindų sąlyčio taškus. Pajuskit atramą po jūsų kūnu. Įsisąmoninkit, suvokit, kad jūsų kūnas yra palaikomas. Ir čia ir dabar jis yra saugus. Ir čia ir dabar šioje atramoje jisai gali visiškai atsipalaiduoti. Sąmoningai peržvelkit savo kūną. Pajauskite, kur dar galima labiau atsipalaiduoti. Visą laiką galima atsipalaiduoti dar labiau. Per sąmoningą ketinimą, per dėmesio nukreipimą ir kvėpavimą padėti kūnui dar labiau atsipalaiduoti. Pasakant jam, kad tu esi saugus, tu esi palaikomas. Čia ir dabar gali visiškai atsipalaiduoti. Pabūnam dėmesio tose kūno vietose, kurios patiria labiausiai atramą. Stipriausiai jaučia žemės palaikymą. Pakvėpuojam į tą pojūtį, pabūnam, išlaikom dėmesį tose kūno vietose. Gal tai sėkmenys, gal tai blauzdos arba kulnai, o galbūt jūsų mentys, viršutinė nugara, rankos arba galva. Kiekvienam gali būti skirtingi. Pabūkite tose kūno vietose, pakvėpuokite. Įsijauskite, įsigilinkite į tą pojūtį atramos
ir palaikymą. Ir tada leiskite tam pojūčiui pasklisti po visą savo kūną, užpildyti visas kūno kerteles. Žemė motina mus palaiko besąlygiškai, nekeldama jokių sąlygų. Visą laiką, kokie mes bebūtumėm, ką mes bejaustumėm, ką mes apie save begalvotumėm, žemė mus palaiko, neteisia ir negąsdina. Tik tai taip mes galim visiškai atsipalaiduoti.
Pagilinam kvėpavimą. Užpildom savo kūną sąmoningu dėmesiu, išjaučiam jį, kaip jisai jaučiasi dabar. Tingiai kaip katinai pajudinam rankų, kojų pirštus. Išilgėjam, pasirąžom taip, kaip kūnui norisi, taip, kaip jisai čia ir dabar jaučia. Taip, kaip jam gerai. Lygiai verčiamės ant dešinio šono. Rankų pagalba persikelia, atsisėda. Kelios minutės pajautimui savo širdies centrui, jo aktyvavimui besąlyginės meilės, dėkingumo, atjautos. Nukreipiam dėmesį į krūtinės centrą, į erdvę esančią namuose ties krūtinės centru. Ir išilgintai subtiliai pakvėpuojam tą erdvę. Su įkvėpimu ją lyg atveriam, pripildom. Su iškvėpimu paskleidžiam po savo pačių kūną. Suteikdami savo meilės, dėkingumo, atjautos, visam tam, ką patyrėm, visam tam, ką praėjom, visiems savo jausmam, visom savo savybėm. Visam savo kūnui, visiem randam. Mokomės į save pažiūrėti kaip tą žemę, be vertinimų, be teisimų, be lūkesčių. Ir dar kartą. Ir surandam bent 3 dalykus, už kuriuos savo galim padėkoti, savo kūnui. Ačiū Jums.